tikra muzika pasirodo buvo girdėta iš mano mamos lūpų. Ji dainavo šitą, reiškia, melodiją ir iš viso pokario dainos, kad ir pačios banaliausios, mane nukelia į tuos laikus, kai aš buvau ten 14 metų, kai aš buvau jaunas, turėjau daug iliuzijų. Bendrabutis buvo toksai, būtent tokio stiliaus kaip ir šitie daiktai. Viskas ten buvo nušiurę, viskas buvo sienos, kas ką nori tas daro, reiškia, spintos, peilį mėto į spintą, ten ką nori ten daro, spintelės visos sulūžę, dušas supuvęs, tualetai baisūs, taip gyvenom, bet savotiškai, kai grįžtu mintyse atgal, tai visai gražu, aš netgi prastai jaučiuosi, kur būna, kur nors užsienį nuvažiuoju, kur būna viskas taip tvarkinga, kad aš net nežinau kaip čia eit, kad ko nors nenuveršiu, kokios gražios taurės, ta prasme, o ten taip, tokia savotiškai yra estetikos pagrindai tame ir yra kažkokie, bent jau man. Ir po karo mano tėvas ten būdavo, visa buitis, viskas iš atliekų, kokį randa, kibirą įvaro, nitą sutaiso iš šiukšlyno ir kibiras karvė pagirti tinka. Kadangi pinigų nėra, iš ko mano tėvai mažaraščiai, jie labai norėjo, kad aš net nebaigčiau mokyklos, kad gyvenčiau, jiem padėčiau auginti kiaules ir bulves sodinti ir nukast, visa kita. Jie visiškai nenorėjo, kad aš būčiau dailininku. Jie būtų geriau, kad man būtų nepavykę. O aš kažkaip tai keistų būdu, reiškia, tėvas sukurė čemodanuką, nudažė raudoną ir įdėjo lašinių, davė 10 rublių ir gyvenk savo. Ir kažkokiu tai būdu staiga, ne staiga, o lėtai įsitvirtinau, turiu dirbtuvę, būtą, šeimą ir viską iš naujo įsigijau pats savo jėgomis, be tėvų pagalbos. Mano va čia už sienos Švėgžda. Jis buvo pavadėlis, taip sakant, tos mūsų grupės 4 iš pradžių. Mes bandėm 5, ten Taurinskas, bet jisai paskui kažkaip išvažiavo į Klaipėdą. Ir ta prasme apie tai būtų galima labai daug kalbėti. Mes buvom pirmoji Lietuvoje grupė, pirmoji 4. Tikrai grina grupė. Mes turėjom savo netgi apologetiką, netgi, reiškia, būdavo susirinkimai mūsų, kur mes aptardome, kad, reiškia, visi šitie, kas
sustabarėjimas vyksta dailėje kažkoks. Tai, o mes norėjome, bet ten ypatingai Šaltenis, fainai, ryšio su šiuo laiku. Reiškia, ne tik tai, kad kokios tendencijos pasauliniam mene, bet ryšio su Lietuva, su Lietuvos problemom, su pokariu, su, reiškia, rezistencija. Ir kartu aš įvardydavau savo dar apie kičą, labai mėgdavau. Aš žaviuosi tikrai niekniekiais, kurie tikrai niekam daugiau netinka, tik pasigrožėti. Suprantat? Nei jie deimantai, nei jie sidabrai, nei auksas yra šūdniekiai, ane? Tai vat aš, bet jie tarp kitko moka žaisti, vat sakysim, aš randu tokį daiktą. Vat čia. Bet jisai, tarp kitko, vat yra skulptoriai kartais padaro. Reiškia, nenoriu minėti pavyzdžių. Dekoratyviai, išgražina, išsuka formą. Bet jinai būna iracionali, jin būna puošni, jinai būna dėl puošnumo ir nežinia dėl kokios minties, dėl grožio kažkokio, kurio sunku žiūrėti. O sakysim, o toks va daiktas savaime yra, kadangi jis nemeluoja. Viskas padaryta dėl to, kad jis tiktų kažkur, atliktų funkciją ir tas realizmas, jisai yra velniškai gražus savaime. Reiškia, kadangi formos yra logiškos. Bet kiekviena forma kažkokios turi logiką. Bet kaip dailininkai ima ką nors gražaus nori padaryti, tai dažniausiai nei funkcijos neatlieka, tas grožis vėl nežinau kam skirtas. Tai va, bet tokie dalykai, sakysim, va, toks daiktas. Ir dabar kita, va, čia žvakė. Vėl nežinau, kieno, SSR, nulisis. O, sujungi, jau skulptūra, dabar pažiūrėkit. O čia man prilipo netyčia, va, ten dažai, čia. Aš ją padėjau ant to. Pažiūrėkit, ar ne mano kūrinys? Viskas tikra, viskas patinuota. Kokia gera skulptūra. Nematot? Neišgalvota, iš natūros, tikra. Turi savo istoriją, priešistoriją. Kontekste giliniam galima rasti sąsajų su Maksu Ernstu, su, reiškia, popmenu, bet daug geriau negu Varholas. O beje, apie blefą. Čia yra ne blefas, man tikrai patinka šitie daiktai. Vienas studentas, jaunas menininkas, jisai, reiškia, sukūrė tokį projektą, kad esą maždaug Vilniuje, kur įsidėstė pagrindiniai dalykai - bažnyčios, geležinkelio stotis, atitinka ten kosmose tam tikrą žvaigždyną. Ir jisai bandė tai įrodyti ir padarė iš gipso
tokį projektą, išdėstė tos centrus ir brėžinizmų to žvaigždyno. Pasirodo, kad atseit atitinka to žvaigždyno pagrindinius žvaigždės, atitinka Vilniuje, kaip įsidėstė. Vilnius priklauso kažkokiam tai žvaigždynui. Ir reiškia, idėja labai faina. Bet aš, žinai, kuo nusivyliau. Kai vienas mes gėrėm alų, sako, aš viską išgalvojau. Ir aš, reiškia, labai nusivyliau. Kad būti tikrų bepročių, reikia ir būti bepročių, o ne vaidinti tą beprotį. Vat kaip yra. Reikia viską pagrįsti auksu, visą tą idėją, kad ji būtų ko verta. Vat ir tą šiukšlę aš tikrai galiu pagrįsti, kad ji tikrai man mėla va šitą ir tą. Šitas paveikslas. Aš jį pamačiau sąvartyne šiukšlę, tokią mažytę, bet ji buvo labai sudėtingos formos. Pasidariau tokį piešinį, juodai baltą. Nu, kai pradedi daryti su spalvom, spalvos ima kovoti viena su kita, reiškia, atsitinka dalykų, kurių ir nežinojai, kad gali atsitikti. Vadinasi, pats piešinys visą laiką man nepatinka. Nepatinka ir baigta. Reiškia, aš apverčiau aukštyn kojam. Viską pertapiau. Atsitiko visokių nelauktų dalykų, kurių net nežinojau, kad gali atsitikti. Tačiau ne viskas man patinka. Tai aš dirbau 2 metus. Švarinau kažką, išmečiau, paskui vėl naujų įvedžiau elementų, paskui vėl jie man nepatiko. Ir iš viso, aš kai man paveikslas tik netyčia išeina, aš nemoku, tiesą sakant, padaryti kaip noriu. Dažniausiai mane nuveda visai kitur ir galų gale aš vargstu tol, kol man patinka pačiam. Ir, sakysim, yra tai, kas man patinka. Bet jau po to, jeigu tikrai patinka, tai tada palieku, kaip yra. Menas atsitinka. Menas, vat eini ir nusimuši nykštį, tau skauda. O kitas, aš, pavyzdžiui, nusimušiau nykštį į vieną kelmą 100 kartų. Nu, čia, taip sakyt, juokauju, bet panašiai man su mano prakeiktų būdu taip būna. Žinau, kad negerai taip gyventi, kad neteisinga taip, kad nesveika. Ir vis tiek jinai yra rūdyja ir viskas. Ir taip ir menas. Čia yra, aš nevartosiu Dievas žodžio. Menas atsitinka.
Suprantat? Čia nieks nekaltas. Bet labai gerai pasakė, žinai, Mikutis šitas. Reiškia, sako, menas yra taiklus nepataikymas. Tai man baisiai artima. Reiškia, jeigu specialiai darysi, ką nors, kad padarytum, tai bus ir amatas. Bet reiškia, tai turi būti kažkokia tai biski ir klaida, biski gal ir kvaila klaida ir netyčia suradimas. Suprantat? Niekas pasaulyje taip gerai neapibūdino, kaip Mikutis Pelys šitą. Menas yra taiklus nepataikymas. Nu, genialiau nebūna pasakyti. Šita mano dirbtuvė ir yra tikrasis universitetas. Prie šito vienakojo stalo sėdėjo daugelis įžymių poetų, filosofų, dailininkų. Reiškia, bijau, kaip tik šiandien užsiminiau, Vaitiekūnui sakau, kaip paminėt 1000 žmonių, sako, abėcėlės tvarka. Iš tikrųjų, kokį 1000 galėčiau paminėti čia sėdėjusiu prie šitų. Čia yra poezijos skaitymai buvo. Šitą vienakojį staliuką yra prašę ne vienas teoretikas, atminty yra įstrigę. Reiškia, vienakojį staliukas. Čia būdavo diskusijos apie meną. Jeigu jis galėtų papasakot, va šitas medis, jeigu čia ir prisigėrė minčių į šitą. Kažkaip tai arti parodų rūmų ir, reiškia, būdavo vat koks renginys, kadangi aš dirbau eksponuotojų parodų, tai ir Gudaitis, amžinatilsį sėdėjo, ir Petrulis, ir Kisarauskas, ir Krasauskas, Bogdanas, nu, ir Gedas Sigitas, ir Marcelijus Martinaitis, nu, ir jaunimas, Haškauskas, Paukštė, ten Gražys, tenai Gasiūnas, nu, ten, nu, kiek čia žmonių aš neįsivaizduoju. Labai arti to centro. Ir visada truputėlį man nežinoma ir išblaškė, bet kartu aš noriu pasakyti, kad tai buvo mano universitetai. Tokia pagrindinė čia šviesa, šalia sena. Так вот я тут защиту parašyti, nes iš karto daug įdomiau. Įpratame raidės, tokias raidės, tu gali ir gauti tam tikrą raukšmų formą įdomesnį. Kaip, nu, su žaidės galima bent tik tai iš tų raidžių padaryti paveikslą. Ir atsimink, čia į tokį žalius ten nėra ten kokių. Nu, neaišku, kiek čia bus. Čia baigėsi jau. Nu, kiek čia trūksta. Čia, man atrodo, kažkaip per daug pailgas. O tų užrašų nedarysi. Bet ten to kampe kažko reikėtų. Taip galėtų tos raidės taip ir matau. O tu darysi paskui didesnį, ar kaip? Nu, gerai. Šitas man įdomesnis.
O aš čia piešinys irgi elgiu. Kai buvo 2 metukai. Tai šiandien pavydžiu. Aš, pavyzdžiui, taip pat norėčiau taip nupaišyti. Bet aš taip nedrįsau. Reiškia. Paskui toliau. Štai mano onos, kai jai buvo 2 metai. Jeigu šitą piešinį padarytų 2 metrai ant 4 šitai trienalėje, tai jis laimėtų 1 premiją. O čia nežinai, ką vaizdavo. Angeliukas skrendantis į dešinę. Koks pavadinimas geras. Suprantat? Toliau pažiūrėkit. Štai kaip jie laisvai suvaldo čia onos, mano dukrens, 2 metų amžiaus. Kaip suvaldo plotą. Nu, Vaitiekūnų piešinių parodoj buvote. Prilygsta lygiai taip. Tegul nepyksta Ričardas ant manęs. Dar čia jam komplimentas, tarp kitko. Kad pažiūrėkit, kaip užvaldė plotą. Ir, arba kitame irgi. Kaip sutvarkė. Šitą tai aš bandžiau nutapyti, nu man nepavyko. Kas įdomiausia, ta idėja, kaip užčiuopi, jinai užveda dirbti, o paskui, dirbdamas, negalėjo jos pasiekti. Jin pavirsta visai į kitą idėją, į 3, į 4, į galų gale, kaip žaidimas. Įsiveli ir neišmest, nei pabaigt, nu ir tęsi, kol kažkas išeina. O paskui žiūri, kad reikia arba į šiukšlyną išmest, arba geras. Mat kaip būna, visai juokingai. Dažniausiai tai aš nukankinu, taip sakant, ta idėja, nukankinu lygi galo, bet būna tokie paveikslai, kurie tokie užsispyrę. Reiškia, kad jeigu tu juos pabandai pakeisti ką nors, kad tau jie patiktų, jie nepasiduoda. Jie nori būti savimi, kažkokiu tai keliuku, kuris man labai nepatogus. Bet reiškia, būdas eiti tuo keliuku yra tik vienintelis. Tik tai tuo keliuku eiti. Nu, kažkaip, o tokių yra užsispyrusių paveikslų. Jo, ir jie, taip sakant, arba tu jį nori pataisyti, tai jį visiškai sugriausi, sunaikinsi, nužudysi, arba paliksi gyventi toks, koks yra, nors man nelabai patinka, bet jis nori toks būti. O tokie yra paveikslai. Yra man tai buvę. Nu, galų gale, po kiek laiko priprantu prie jų, susitaikau, tokie kaip vaikai neklaužados. Man niekada nieks nešeina iš karto, bet to man neįdomu, kaip pasisekti iš karto. Aš esu toks nepatenkintas, kad visą laiką man tik netyčia išeina kas nors, kad jau savo įtikčiau. Vat kaip esu toks bjaurus, tą sau. Dirbu.
Bet ir laikas man nesiskaito, ir laikas nesvarbu. Svarbu, kad galėčiau pasikabinti savo paveikslą ir man pačiam patiktų. O kadangi mano išsilavinimas toks didelis, galiu, ta prasme, juokauju ir didžiuojuosi, bet ir ironiškai šneku, vis laik yra kažkokiam kontekste, vis laik su kažkuom sutinku arba nesutinku, tai man įtikt savo ir kuo toliau, kuo labiau senstu, tuo sunkiau įtikt. Ot kaip yra. Viską, ką aš darau, man atrodo, ne tai. O jeigu pasiseka, tai tokia šventė. Bet taip būna labai retai. Ir kuo toliau, tuo sunkiau.